Vakar įvyko tiesiog istorinis įvykis, nes SEC priėmė Spot Ethereum ETFs, tai yra labai svarbios naujienos kriptovaliutų rinkai ir jos ateičiai. Jeigu atsimenat, prieš kelis mėnesius mes gavome Spot Bitcoin ETFs, kada iš esmės tai leidžia tiesiog dideliem institucijom, didžiausiam institucijom paprastai nusipirkti ir laikyti Bitcoiną ir siūlyti tiem tradiciniam investuotojam, kurie nelabai būdavo linkę investuoti į kriptovaliutas per visokius Coinbase ir panašiai accountus. Ir šis priėmimas turi kelias labai svarbias implikacijas, ne tik tais, kad dabar bus labai daug įplaukų iš institucijų ir iš daugiau žmonių, iš daugiau investuotojų, kurie prieš tai negalėjo investuoti į kriptovaliutų rinką, bet ir dėl kelių dalykų, kuriuos dabar aptarsime. Tai ir pradedam nuo Ethereum ETFs naujienų, tai jie buvo patvirtinti. Ir viena iš tų implikacijų, tai kaip ir minėjau, kad bus labai daug inflows, tai reiškia labai daug pinigų ateis į Ethereumą ir galiausiai persimės į visą kriptovaliutų rinką, bet antra labai svarbi implikacija, kad Ethereumas iš pradžio Amerikoje dar buvo labai neapibrieštas, ar tai yra commodity ar security. Ir iš esmės, ką tai reiškia, kad jeigu tai yra security, tai yra labai neigiamas dalykas kriptovaliutų rinkai, nes tada reguliuoja viską SEC, kuri mes žinom, kad yra labai neigiamai nusteikus prieš kriptovaliutas ir daug kitų dalykų, bet jeigu yra, pavyzdžiui, Ethereumas yra nustatytas, kad tai yra commodity, kaip pavyzdžiui Bitcoinas, tai reiškia, kad tai yra decentralizuotas turtas, kurį gali laikyti bet kas, jis niekam, nei vienai dideliai institucijai nepriklauso ir tada jį reguliuoja visai kita institucija. Tai SEC labai stengiasi ir Ethereumą ir visas kitas kriptovaliutas padaryti securities, kad jos būtų taip apibrieštos ir tai yra labai labai neigiamas dalykas, bet kadangi dabar Ethereumo ETFs yra patvirtintos, tai iš esmės pasako, kad tai yra commodity, kaip ir Bitcoinas, tai čia yra labai labai svarbus aspektas ir labai geras developmentas visai rinkai. Tai šis patvirtinimas dar nereiškia, kad dabar iš karto visi jau gali pradėti pirkti tą Ethereum ETFs, tai tik reiškia, kad įvyko pradinis patvirtinimas ir dar yra keli S1 dokumentai, kuriuos turi patvirtinti, kad jau pilnai galėtų ateiti įplaukos į Ethereum ETFs ir tai gali šiek tiek užtrukti, tai skirtingi analitikai sako skirtingai, pavyzdžiui, Bloomberg analitikai sako, kad tai gali užtrukti apie 1 savaitę, kiti sako, kad gali užtrukti ir 3 savaitės, o gal net ir kelis mėnesius. Aš manau, kad žmonės labai nekantrauja pradėti tradinti ir pirkti Ethereum ETFs, todėl tai turėtų vykti, manau, labai trumpam laiko tarpe, nes visos institucijos jau gavo patvirtinimą, kurios pildė dėl Ethereum ETFs, tai manau, tai ilgai tikrai neužtruks. Ir dabar galim keliauti prie chartų, pasižiūrėti, kas vyksta. Tai iš esmės, jeigu šiek tiek išsitolintume, kas vyksta Bitcoino čarte, tai mes esam dideliai konsolidacijai, tai yra vadinama channelį ir esame jau gana ilgai, matome, kad turbūt kelis mėnesius tai tikrai ir mes vis pasiekėm viršutinį resistance, tada keliavom į apačią, tada į viršų, į apačią, į viršų, į apačią. Ir va čia, pavyzdžiui, vėlgi keliavom iki viršutinio resistance lygio ir jau sentimentas buvo, kad viskas Bitcoinas keliaus iki minulio, bet matom, kad šitas resistance vėl atlaikė ir vėl keliaujam į apačią. Ir dabar klausimas, kas bus toliau. Ar mes apsisuksim ir po truputį judėsim tokia trajektorija ir pralaušim šitą viršutinį resistance lygį ir keliausim į naujas aukštumas, ar visgi galiausiai dar nieko nevyks ir nuvažiuosim atgal iki šito support lygio. Matom, kad visa rinka yra taip pat gana raudona. Kitos labai svarbios naujienos tai yra, kad Bitcoino ir Ethereum ETFs yra patvirtinta ir matysim jas prekiaujant Londono Stock Exchange. Tai irgi yra labai svarbu, nes pasauliniai arenui Londonas yra vienas didžiausių finansinių centrų ir dabar ten taip pat, ko prieš tai nebuvo, jau yra patvirtinta Bitcoin ir Ethereum ETFs. Tai yra ne ETFs, šiek tiek skiriasi, bet iš esmės supaprastinus, tai yra tas pats, kas ir ETFs. Kai kvalifikuoti, labai svarbu, kad ne kiekvienas galės, bet tik kvalifikuoti investuotojai galės pirkti šios Bitcoin ir Ethereum ETFs. Ir šiek tiek domėjausi, kokios gali būti įplaukos, tai pavyzdžiui, Hongkongo ETFs buvo didelis labai nusivylimas, nes buvo labai mažos įplaukos, tai mes kalbam apie tiesiog kelis milijonus, tai yra kaip viena nedidelė institucija Amerikoje, o įplaukos iš Londono Stock Exchange turėtų būti didesnės, bent jau pradžiai apie 10 milijonų, o po to gali siekti net ir 100 ar 200 milijonų. Tai irgi yra labai pozityvu, ne tik dėl to, kad bus naujos įplaukos ir vis tiek kažkiek naujų žmonių pirks Bitcoin ir kriptovaliutas, bet taip pat ir tiesiog iš pačio kriptovaliutų rinkos priėmimo į pasaulinę areną. Tada judant toliau,
apie ką aš išnekėjau, kad dabar Ethereumas yra jau beveik patvirtintas, kad yra commodity, tai yra vėlgi labai teigiamos naujienos, nes SEC jau nebegalės jo reguliuoti ir kenkti jam. Dar neaišku, kaip bus dėl kitų kriptovaliutų, bet bent jau Ethereumas ir Bitcoinas žinom, kad yra commodity, tai jau yra labai gerai. Ir paskutinės svarbios naujienos, tai vyksta susijusios su Amerikos politika, tai iš esmės dabar labai USA kongresas labai sunerimo, kad jie nieko gero nedaro ties kriptovaliutų rinką, nepriema jokių tinkamų reguliacijų, viskas yra labai confusing ir jie tikrai nelydina kaip pirma pasaulio šalis ties kriptovaliutomis ir jie dabar pradėjo priimdinėti naujas reguliacijas, kurios labai reikalingos kriptovaliutų rinkoje, nes prieš tai viskas buvo ne tik tais, kad labai neapibriešta, bet ir viskas labai neigiamai, reguliacijos labai trukdė plėstis kriptovaliutų rinkoje ir dabar matom, kad vėlgi vyko pasikeitimas 180 laipsnių kampu ir dabar čia matom jau visokias kalbas iš kongresmenų, kad amerikiečiai vėl turi lydint kelią ties kriptovaliutom ir tai yra labai gerai, nes jų rinka yra pati didžiausia. Taigi rinkoje tikrai netrūksta gerų naujienų ir nors dar net nedarome didesnių aukštumų, jau sentimentas yra labai teigiamas ir tai yra labai gerai ir visos šitos reguliacijos labai padės plėstis kriptovaliutų rinkoje. Taigi, jeigu norite nepraleisti jokių svarbių naujienų ir save edukuoti nemokamai, spausti subscribe šiam kanalui ir taip pat galite prisijungti į mūsų nemokamą grupę, kada viską gausite tiesiog į telefoną, visas naujienas ir netgi papildomai visokių nemokamų analizių ir kartais free signalų.